Labas rytas, sveiki naujo vlogą, dabar einu į autobusą, tai labai skubu. Atėjau brangiai į mokyklėlę. Gerai, einu dabar iki spintelės pasidėti striukę. Kol kas sloga baisi, bet nepasveikau, bet prieš savaitę 2 dienas smagučką nejau. Tai jau nebegaliu tiek daug praleisti ir reikia eiti į mokyklą. Pasikalbėjau dabar į tą anglų mokytoją savo namuose. Tai nepadariau namų darbų, nors planavau padaryti istorijos namų darbus, bet bent jau dabar gal aš spėsiu papusryčiauti. Pasiėmiau arbatos ir krasaną. Dabar likau sėdėti per pertrauką po matematikos pamokos, nes rytoj kontrolinį rašom, o man su šitą temą, ta prasme, labai blogai. Dar ant lentos jau rašiau, tai iš visas asiniai praktiškai nieko neturiu. Ir tiesiog nežinau, kaip to reikės kontrolinį rašyti, nes neturėsiu laiko šiandien labai daug namuose, nes vėl kiek daug nes. Todėl, kad man šiandien bus susirinkimas dėl savanorystės Elektrėnuose ir grįšiu dėl to vėlai vakare. Ir reikės ruoštis kontroliniui, bet šitą temą man žiauriai neįkertama, aš tiesiog jos neįkertu, niekada neįkertau ir nežinau, kaip reikės to rašyti. Tai gaunas, kad paaukojau savo pietų pertrauką ir neėjau valgyti, o sprendžiau, o iš to sprendimo jokios naudos neatėjo. Pamokas, dabar einu iki autobuso, bet ta prasme taip šalta galvai ir slidys įduos. Visų kapišonų nieko nematau beveik, tai einu be kapišono ir labai šalta rankom buvo, tai dėl to galvoju filmuoti ar nefilmuoti, bet viena ranka biškį pagilėsiu. Man dabar baigęs pamokas prieš 3, man po 3 autobusas bus, tai dar kažkur reikės šiek tiek palaukti. Nežinau net iš tikrųjų, kada man tiksliai autobusas, bet žinau, kad dar kažkur reikės pusę valandos, aš taip spėju. Kad apie pusę valandos dar reikės palaukti, kada bus susirinkimas man dėl savanorystės, nes 4 valandą, o dabar dar 3 nėra. Aš žinau, kad po 3 autobusas bus, tai nežinau dar ką reikės veikti, bet tikiuosi labai daug ilgai nereikės laukti. Aš galvoju, bandysiu anksčiau šiek tiek nueiti, gal jau bus kažkas iš senais. Šiaip sakyčiau visai jaukučia, dabar jau pasipuošę ją kalėdoms. Dabar laukiu, kada susirinkimas prasidės, nes dabar kitą susirinkimą turi, tai turiu truputį čia palaukti. Man dabar iki autobuso liko kažkur 20 minučių ir aš nežinau, ar spėsiu, nes dar noriu į Drogą nueiti nusipirkti kai ko. Ir jeigu aš nespėju iš Tautiką, manau, Tautikas liks už valandos. Tuo prasme, aš nežinau, ką aš tada veiksiu valandą laiko, nes po 6:20 kažkur turi būti Vievy, autobusas yra po 6:03, tai manęs turės laukti tada greičiausiai, tai labai būtų nefainai. Va, kodėl negalima eiti alkanai į parduotuvę. Prisipirkau maisto visokio gaminimui, bet net šiandien laiko neturėsiu gaminti. Ir dabar toks grūzas, nes žiauriai noriu tai pasigaminti, ką sugalvojau ir ko prisipirkau. O dabar einu iki stotelės, nes lauksiu, kada sesė baigs vairavimą ir jos vaikinas mus parveš namo. Grįžau ką tik namo, tai einu dabar persirengti į naminius rūbus, nes šitų truputį gaila ir eisiu pavalgyti. Pasidariau kakavos, jau beveik išgėriau. Ir dabar tiesiog sėdžiu, pasijungiau video per YouTube ir ruošiuosi Maties kontrui iš tokių visokių dalykų ir erdvinių kūnų. Šiaip dar po šito kontrolinio, kaip pasiruošiu jam, nors manau vis tiek labai gerai nepasiruošiu, nes sakiau šiandien jau per Matiją, kad labai sunki tema yra. Tai dar reikia padaryti belę kiek chemijos namų darbų, tai aš jaučiu nespėsiu šiandien sumontuoti šitą video. Tai matysit, nežinau, kada realiai jį, nors daugam sakiau, kad matysit jį antradienį, bet nežinau, kaip čia gausis.
ieškojau, kur geriausias apšvietimas būtų, kad pabaigti šitą video, tai pasirodo jis yra koridoriai į lauką išeinant. Tai žodžiu, padariau pamokas, taip pem tos namų darbus, bet svarbu pasimokiau kontrolinių matematikos bent kažkiek. Ir dabar, kadangi man su miegu yra labai daug problemų, pradėjau gerti melatoniną ir jį reikia gerti kažkur pusę valandos, valandą prieš einant miegot. Ir dabar jau po truputį matau, kad kiekvieną dieną geriant jau veikia tas dalykas, kad jau maždaug tas režimas grįžta miego, nes žiauriai blogai buvo su režimu, ta prasme aš visiškai dėl to pavargus būdavau ir atsikeldavau realiai labai sunkiai būdavo, nes neužmigdavau, baisiai nemiga pradėjo kankinti, tai pradėjau gerti melatoniną dėl to ir dabar bandau grįžti savo tą miego režimą, tai dėl to geriau galvoju eiti dabar bandyti miegoti, kol dar nėra taip vėlu. Ir geriau išsimiegoti daugiau, negu kankintis daryti namų darbus ir neišsimiegoti ir po to vėl grįžti savo tą blogą režimą ir kaip ir, kad nebūtų jokio poveikio dėl vaistų, tai tiesiog gaunas, kad veltui gerčiau vaistus, tai kad nebūtų taip, dėl to varom miegoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir ate!